Visi žinom, kad norint sukurti sėkmingą verslo tinklo marketingo kompaniją, reikalinga komanda. Ir dažnai žmonės įsigąsta, kur aš surasiu tiek žmonių, kur aš priregistruosiu tiek žmonių. Ne. Noriu tau parodyti skaičius, kurie tau įrodys, kad pačiam nereikia jų visų priregistruoti. Tad žiūrėk šį video iki galo ir pamatysi, ką aš turiu omenyje. Dabar įsivaizduok, kad tu užregistruoji 2 žmonės. Tie 2 žmonės į komandą pakviečia dar 2, jau viso 4. Tie 4 dar 2, viso 8. Tie 8 dar 2 ir pas tave komandoje jau 16 žmonių. Bet jeigu tu dar vienu daugiau pakviesi, tai yra tavo komandoje jau bus 3 žmonės ir jie pakvies po 3, jau bus 9. Tie 9 pakvies po 3, jau bus 27. Na, o 27 pakvies dar po 3 ir bus 81 žmogus. Tik vienu žmogumi daugiau, o skirtumas net 65 žmonėmis. Ir lygiai taip pat, jeigu tu pakviesi dar vienu žmogumi daugiau, tai yra 4. Ir tie 4 pakvies dar po 4, jau bus 16. Tie 16 dar po 4, jau 64. 64 dar pakvies 4, viso bus 256. Tik vienu žmogumi daugiau nuo 3 ir skirtumas net 240. Kaip jau supratai, net 1, 2 ar 3 žmonės, kuriuos tu pakvieti ir užregistruoji savo komandą, gali padaryti stulbinančius rezultatus. Na, o dabar pasižiūrėk, kas nutinka, jeigu tu užregistruoji net 5. Na, o dabar kosmosas. Jeigu tu pakvieti komandą 5 žmonės, jie dar 5 bus 25, tai 25 dar 5 bus 125. Na, o jeigu 125 pakvies dar po 5 žmonės, tavo komandoje bus 625 žmonės. Nuo 1 iki 5 žmonių skirtumas nėra didelis, bet bendras skirtumas net 609 žmonėmis. Tad viskas, ko reikia tau, pradžiai atrasti 5 rimtai norinčius dirbti asmenis. Stulbinantis rezultatai ar ne? Žinoma, neužtenka jų tik užregistruoti ir palikti likimo valiai. Tu turi su jais dirbti, mokyti ir perduoti jiems norą dublikuoti tave. Tai yra išmokyti daryti tą patį, ką ir tu darai, ir pamatysi, kad rezultatai ateis. Nori išbandyti save šioje veikloje, drąsiai prašyk man, papasakosiu apie tai plačiau.